Tai dažnai būna, kad reikia eiti rankiniu būdu kiekvienam tam produktui sukurti. Įsivaizduokit, yra 100 produktų, prie kiekvieno reikia sukurti po 20 minučių praleidi, 200, tai reiškia mėnesį laiko vien tik prie visų šitų dalykų. Tai dabar kuriu visą įskiepį, apjungimo sistemą, kad dirbtinis intelektas, jisai nuskaitytų produktą ir jeigu nėra jisai sukurtas omnisende, kad sukurtų šitą automatizaciją tolimesniem visiems pirkimam. Tai reiškia, kad po kiekvieno įvykdyto užsakymo jisai patikrina, ar tam produktui jau yra suformuotas šita užduotis, jeigu ne, jisai tai padaro. Ir įvyko pardavimas, jisai paėmė, suformavo, padaro ir paleido. Vėlgi, būtų galima padaryti, kad tiesiog automatiškai visiems produktams sukurtų, bet gal ne visiems produktams reikia, o už kiekvieną sukūrimą, patikrinimą ir suvaikščiojimą reikia tai mokėti. Tai reikia jungti per API, reikia tada papildomai užsakyti paslaugas ir gaunasi, kad vienu metu tu labai daug išleidi ant dalykų, kurių gal su laiku tik tai naudosi arba visiškai nenaudosi.